dėkui Jums. Aš suprantu, kad vaišės dzūkų ir pirmo blyno visai neblogos, nes nuotaika labai gera čianai. Tai tęsiam toliau tada ir antroji dalis tokia labiau dar praktinė bus, ne tik dalinantis, kodėl svarbu savanorystė, bet ir kaip galim tų savanorių dar daugiau turėti. Ir kviečiu Viliją Milčiūtę, jaunimo savanoriškos tarnybos programos vadovę, kuri papasakos apie jaunimo savanoriškos tarnybos programą ir kaip tapti savanorius priimančią organizaciją. Taip, tai sveiki visi. Ar gerai aš girdžiuosi? Aš suprantu, kad auditorija tokia plati, visi labai puikiai girditės, tai dar kartą labai smagu būti čia, būti su jumis. Tai jau turbūt šiek tiek teko girdėti, kokius pranešimus turėjote prieš tai. Tai suprantu, kad kiekvienam iš jūsų yra aktualu, kaip turėti tų savanorių, kaip juos motyvuoti, kaip suteikti tą erdvę. Lygiai taip pat turėti pridėtinę erdvę, sukurti jūsų bendruomenėm, bet lygiai taip pat, kaip tie savanoriai ir jaunuoliai gali augti patys. Tai iš tikrųjų aš kalbėsiu labai konkrečiai apie jaunimo savanoriškos tarnybos programą. Tai kaip minėjau, aš esu Vilija, tai kuo dar norėčiau, nežinau, šitoje vietoje pasigirti ar nepasigirti, čia turbūt kaip interpretuosi jūs, esu dar jaunas žmogus. Jaunas žmogus, kuris savanorystę pradėjo tada, kada ir tapau jaunas žmogus pagal Lietuvos įstatymus, tai nuo 14 metų. Ir čia jaunimo savanoriška tarnyba, apie kurią kalbėsiu, yra viena iš programų, kurios jaunuolis pabaigęs, būtent surinkdamas patirtį savanoriškų būdų, ne tik tai sugeba pridėti tą pridėtinę vertę bendruomenėm ir organizacijom, bet lygiai taip pat pasimti tam tikrus įgūdžius savo ir juos sugebėti vardinti. Tai vadinasi, jaunuolis ateina vienoks, o išeina galbūt visiškai kitoks, galbūt kažko pasipildęs, bet apie tiek pačią programą turbūt tiek daug nesiplėsiu. Žinau, kad turime priimančių organizacijų, kurios akredituotos būtent yra vykdyti šitą programą. Pakalbėsiu šiek tiek, kaip jūs, kaip organizacijos, galite tapti mūsų tokios didelės bendruomenės dalimi, o žinau, kad tolimesnis pristatymas bus iš mūsų būtent priimančiosios organizacijos, kuri galės papasakoti turbūt gal net ir plačiau jums. Tai šiandien tokia mano struktūra, tikiuosi, kad čia viskas veikia puikiai. Tai nuo ko noriu pradėti, tai kad būtent jaunimo savanoriškai tarnyboje savanorystė yra būtent sufokusuota į ugdymą. Tai mes sakom, kad savanoris, jis atėjęs, jis ugdosi. Kokios tai bebūtų kompetencijos. Ar tai bendravimas gimtąja kalba, ar tai bendravimas užsienio kalba, galbūt tam tikri skaitmeniniai įgūdžiai ar kompetencijos, kurias gali būtent susirinkti pas jūs organizacijose, mūsų organizacijose, kuriuose mes turime ir būtent tą ir mes fokusuojam, kad tai yra ir apie jaunuolio ugdymą. Kaip turbūt supratote jau nuo pat pradžių, tai jaunuoliai labai daug kalbėsiu būtent apie šitą amžiaus grupę, kadangi tai yra būtent programa skirta tik jaunimui, tai nuo 14 iki 29 metų. Tai va šita amžiaus grupė yra būtent mūsų tikslinė grupė, su kuria mes dirbame šitoje programoje. Tai kasgi vis dėlto yra ta jaunimo savanoriška tarnyba? Tai žinau, kad tekstas gal šiek tiek mažesnis, bet aš jums tikrai papasakosiu. Tai jaunimo savanoriška tarnyba yra intensyvi programa, kuri tęsiasi 6 mėnesius jaunuoliui. Tai vadinasi, jaunuolis savanoriauja būtent tą visą laikotarpį. Ir turime labai, kai kurie sako, tikrai griežtus reikalavimus, kada ta savanorystė yra įgyvendinta. Tai jaunuolis turi savanoriauti vidutiniškai apie 40 valandų per mėnesį. Kas galų gale, jeigu taip suskaičiuotumėm, kad turime 240 valandų per tuos 6 mėnesius. Galiu suprasti, kad klausimų kyla, kad tikrai intensyvu, labai tokia intensyvi programa ir tai papasakosiu, kodėl irgi taip yra. Bet ką dar noriu dėti akcentą ir matau jau kiekvieną kartą aš tą akcentuoju, kad ši programa yra ne tik tai apie pridėtinę vertę, bet ir jaunuolių ugdymasi. Kuo šita programa ypatinga ir kaip jinai yra sudaryta, galite matyti tokioje schemoje, kurią aš vežiojuos visur, kurią pristatau. Ir ši schema kol kas yra tokia vienintelė, kuria gali parodyti bendrą vaizdą, kaip yra sustruktūruota mūsų jaunimo savanoriška tarnyba. Tai turime pagrindinius labai svarbius 3 veikėjus. Tai faktas, viršuje turime savanorį, kuris yra jaunimo tarpe, jaunimo amžyje. Ir turime 2 veikėjus, kurie ypač svarbus man, būtent dirbant su programa. Ir vienas veikėjas yra potencialūs jūs, jeigu taip galiu įvadinti.
Tai turime vieną kaip organizaciją, tai savanorišką veiklą organizuojančias organizacijas, tenais galite matyti SVO organizaciją. Tai turime tokias organizacijas, kurios dirba visoje Lietuvoje, tai mes dirbame apskritimis, tai turime 10 apskričių, kuriomis rūpinamės ir kiekvienoje apskrityje turime bent po vieną, tikrai būna ir daugiau, SVO tų vadinamų organizacijų, kuriuose dirba būtent mentoriai, jie yra įdarbinti asmenys ir jie yra atsakingi už jaunuolių tobulėjimą ir tokie kaip ir susitikimus, kurių metu jie gali įsivardinti ir padėti jaunuoliui vis dėlto įsivardinti, kokias tas kompetencijas arba tas žinias susirinko būtent savanoriaujant organizacijose. Ir turime trečiąjį kampą, apie kurį šiek tiek ir toliau plėsiuos ir toliau kviesiu jūs turbūt prisijungti mūsų šitą piramidės kampą, tai priimančioji organizacija. Kas yra ta priimančioji organizacija? Tai priimančioji organizacija yra akredituota įstaiga, akredituota būtent mūsų jaunimo reikalų agentūros, kurioje mes tikrinamės iš tikrųjų, ar mes sutampame, ar mes turime tokį pačią stovėseną su jumis kaip organizacija, būtent vykdyti šitą jaunimo savanorišką tarnybą. Kiekviena organizacija yra paskyrus po kuratorių ir tas kuratorius yra kaip tas jaunuolio vedlys. Tai turbūt dauguma iš jūsų, kas priemate savanorius, ar tai bebūtų jaunas ar nejaunas asmuo, galite susidurti tą tokį irgi mentorystės gal momentą, kaip jau jūs įvardinsite, kur jūs priimate, stengiatės kaip integruoti į savo kolektyvą, suteikti tam tikras žinias, kaip čia viskas vyksta, kada čia viskas vyksta, kur mes susitinkam, kada susitinkame ir yra būtent tas vedlys vidinis toje organizacijoje. Galite matyti, kad tokia piramidė, klaustumėte iš tikrųjų, kam tai reikia SVO organizacija. Kaip ir turime savanorių, turime priimančių organizaciją, kaip ir viskas atrodo gana. Bet kuo yra būtent jaunimo savanoriška tarnyba ypatinga, tuo, kad mentorius, kaip ir minėjau, jis turi šiek tiek žvilgsnį iš toliau ir jis yra atsakingas už tą įsivardinimą vis dėlto toks kaip nuo šalies žmogus, kuris gali matyti vis dėlto, kaip tau sekasi. Gal tu jautiesi nedrąsus, gal norėtum kažką iškomunikuoti aiškiau tam savo kuratoriui. Na tai yra ir asmuo, kuris gali šiek tiek turėti tokį vaizdą nuo šalies. Ką dar šitas asmuo rūpinasi, arba dažniausiai pati organizacija, tai jisai yra atsakingas toks organas už administracinę dalį. Tai vadinasi, kad jie padeda susidėti tas sutartis įvairias, parūpina, sujungia dažniausiai jūsų savanorių, kuris registravosi pas mus, tai jisai toks yra tarpininkas visoje šitoje savanorystės programoje. Tai vėl turbūt toje schemoje puikiai matote kelis labai svarbius skaičius. Tai tos mano minėtos valandos, tai kadangi ta programa, aš suprantu, tikrai yra ne visiems ir tai yra tikrai intensyvi programa, lygiai taip pat ir organizacijos mes suprantam, kad ne visos yra suinteresuotos ar nori prisidėti prie šitos programos ir viskas su yra labai gerai. Bet šitai programai, kokius mes turim reikalavimus, tai būtent, kad pati organizacija priimanti, jinai turi resurso pirmą priimti šitą jaunuolį, jį vesti visame šitame kelyje ir lygiai taip pat užtikrinti, kad jisai turi veiklas, kurios yra ne tik tai, kaip sakant, turi tas 240 valandų, bet iš tikrųjų, kad ta veiklų gali pasiūlyti tą veiklų įvairovę pačioje organizacijoje. Tai jeigu ir organizacija yra, sakykime, biblioteka, tai nebūtinai reiškia, kad tai viskas yra apie knygas. Bibliotekai tikrai dažnai reikia pagalbos ir su viešinimu. Galbūt dažnai tai būna net ir tam tikras bendruomenės centras, kuris jungia žmonės, tai vyksta ir įvairūs renginiai, reikia kažkaip ir juos viešinti. Tai suprantame, kad organizacija turi matyti ir suprasti, kiek iš tikrųjų veiklų gali prisidėti tas savanoris atėjęs į organizaciją. Ir kuo dar, kaip ir ypatinga šita programa yra tai, kad jai yra skiriamas finansavimas, tai visgi tie mentoriai, kurie prisideda prie programos ir tos organizacijos, kurios kuruoja visą procesą, jos yra finansuojamos. Ir aišku, dėl šių priežasčių mes turime kokybės užtikrimo rodiklius, bet apie juos aš tikrai neįsiplėsiu. Tai kuo šita programa dar yra ypatinga ir gal girdėjote, o gal ne, kad jaunuoliai sėkmingai baigę šitą programą turi galimybę gauti 0,25 balo stojant į aukštąsias mokyklas. Žinau, nuomonių gali būti labai įvairių, mes irgi labai daug diskusijų turime apie tai, bet ne veltui tie pakankamai griežti reikalavimai, kuriuos matėte prieš tai, yra irgi tam tikra pasiekmė to, kad šita programa yra sertifikuota. Tai reiškia, kad jaunuolis ją baigęs yra validus, kaip sakant, validi priežastis pasakyti, kad tavo tie įgūdžiai ir kompetencijos, jos gali būti perdedamos ir į aukštojo mokymosi instituciją.
Tai šiais metais žinome, kad irgi tas balas bus, jisai kiekvienais metais yra sprendžiamas iš naujo, bet tik tie jaunuoliai, kurie baigia pusę metų tos programos organizacijose, gauna tą tokį specialų pažymėjimą, kuris ir suteikia sistemoje tą 025 balą. Tai šituo irgi šiek tiek yra ypatingesnė programa. Kuo dar noriu su jumis pasidalinti, kad jūs galėtume suvokti, kokio dydžio tai yra bendruomenė. Tai, kad pati programa įgyvendinama yra visoje Lietuvoje, reiškia, kad mes turime pasirūpinti tikrai labai dideliu tinklu. Ir čia galite matyti skaičius, kaip jie kito būtent tų priimančiųjų organizacijų, tos, kurios priima fiziškai jaunuolius atlikti jaunimo savanorišką tarnybą. Tai programa startavo 2019 metais, tuo metu mes turėjome apie 90 organizacijų, o 23 metų gale, čia jau paskutinę dieną metų, turėjom virš 641. Tai žinau, kad šiai dienai buvo tikrai jau nebetoli 700. Tai organizacijų kiekis tikrai yra didelis. Tai aišku, yra ir sunkumų, ir iššūkio mums kaip agentūrai, nes mes akredituojame kiekvieną organizaciją. Vis dėlto norim, kad įstikint, kad kaip tai yra bendras toks mečas arba sutikimas tų organizacijų šitos programos. Tai ta bendruomenė yra tikrai didelė ir palaikoma būtent tų SVO organizacijų ir mentorių. Tai, kaip sakant, toje visojame dideliame katile stengiamės, kad organizacijos nebūtų paliktos vienos. Tai turime, kad ir Lietuvoje turime 10 apskričių, bet visoje Lietuvoje mes turime akredituotas 26, tas vadinamas SVO organizacijas, kurios rūpinas visos programos įvykdymu Lietuvoje. Ir, kaip minėjau, 641 buvo praeitų metų gale visoje Lietuvoje organizacijų. Ir aš šiek tiek minėjau, kad kiekviena po organizacija, priimančioji organizacija, kitaip turi savo tą vedlį. Tai tikiu, turbūt aš įsivaizduoju, kad kartais ir jūs tas vedlys esate savo organizacijose, tų savanorių, tai mes esame ir apsibrėžę, kas tas kuratorius ir kas per asmuo jis yra mūsų organizacijai. Tai vėlgi, kaip minėjau, tai yra asmuo, kuris integruoja, kuris rūpinasi pakankamai sėsliu jaunuolio įvedimo į įstaigą ir kaip jinai veikia. Tai vis dėlto tai yra tas asmuo, kurį daugiausiai net atsiremia patys jaunuoliai. Tai yra tikrai labai svarbus asmuo mūsų organizacijoje ir visoje tokioje programoje. Toks irgi reklaminis momentas turbūt, jeigu taip galima pasakyti, tai čia yra labai konkretus 3 etapai, kaip ir to pačiu kvietimas jums, jeigu matote, kad programa jūs domina, ar jūs esate suinteresuoti, tai kaip vis dėlto vyksta tas procesas. Nes aš jau daug kalbėjau apie tą tokią akreditaciją, tą sutikimą, tai čia yra keli būtent tie pagrindiniai 3 etapai ir kaip jie atrodo. Tai pirmasis etapas yra tai, kad nuo organizacijos mes gauname paraišką, jinai irgi yra viešinama mūsų puslapyje jaunimo reikalų agentūros. Ir kai užpildote paraišką, paraiška nėra labai didelė, pagrindiniai dalykai turbūt, su kuo jūs ir dabar susiturėt, tai kokio savanorio galbūt norėtumėt, ar turėjot patirties apskritai priimant savanorius, kokią veiklą jūs galite pasiūlyti, kiek tų savanorių galite priimti. Tai kai laukiame tų paraiškų, mes turime vidinį jau tokį procesą, tai paraiškų vertimas ir susitikimas. Tai mes susitinkame individualiai su kiekviena organizacija, tai vadinasi tas, kur matėt 641, tai mes susitikome su kiekviena organizacija, pasižiūrėti, koks yra tas būtent atitikimas ir ar organizacija yra pasiruošusi, susipažinusi su mūsų programa ir gali priimti būtent tuos jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanorius. Ir trečioji dalis, tai yra sprendimas ir rekomendacijos, tai kiekvienai organizacijai, net jeigu nepavyko, sakykime, akredituotis iš pirmo karto, tokių irgi būna, ne per daugiausiai, bet būna, tai turime ir išsiunčiame rekomendacijas, kur galėtų patobulėti lygiai taip pat. Tai nėra taip paliekama, kaip sakant, ant ledo. Tai kiekviena organizacija, kuri akredituojasi, jai suteikiama tokia teisė 3 metus vykdyti veiklą. Tai vadinasi, kai tie 3 metai prabėga, organizacija yra gebi įsivardinti, ar programa tinka, jeigu ir norėjo išbandyti, dar nebuvo tikra, o jeigu netinka, toliau nesikredituoja, tokių irgi organizacijų tikrai būna, bet lygiai taip pat, jeigu norima tęsti veiklą, yra tokia perinamas nauja akreditacijos irgi tipas. Ir viskas eina iš naujo. Tai čia tokie pagrindiniai žingsniai. O ką dar norėčiau aš užtvirtinti, tai vis dėlto, kaip vyksta apskritai jaunimo savanoriška tarnyba iš priimančių organizacijų pusės.
Turbūt, nežinau, ar dar galėjote suprasti ar ne, bet tie savanoriai dažniausiai nebūna taip, kad ateina pas jūs ir sako, mes norim būti jaunimo savanoriškos tarnybos dalyviais. Tai taip tikrai nėra. Tai būtent mūsų agentūra paskelbė visuotinę nacionalinę registraciją, kurioje registruojasi visi jaunuoliai, kurie nori tapti kandidatais į šitą programą. Ir po registracijos mes visus duomenis perdam būtent to minėtom ASVO organizacijom, kurios ir rūpinasi tuo atitikmeniu. Kadangi ir mes tikiname, ar jūs atitinkate programą, lygiai taip pat jaunuoliai turi didelį tokį pasirinkimą iš organizacijų, kurie norėtų savanoriauti. Ir ieškomas irgi toks bendras geriausias sutapimas. Tai būtent per tą laikotarpį, aišku, vyksta informacijos sklaida, kol vyksta registracija, tai labai daug pačių priimančių organizacijų jos dalinasi žinute, kad kviečiame būtent pas mus, mes akredituota organizacija ir nori priimti tuos jaunuolius savanoriauti. Tai kai tik tai jaunuolis susiregistruoja, tik tada jisai įgauna tą kandidato statusą. Ir paskui koks yra irgi limitas šitos programos, tai kad prioritetinė tvarka yra skiriama pagal užsiregistracijos laiką. Tai nežinau, kaip gaila ar negaila, nėra matuojama kažkaip motyvacija jaunuolių. Mes norime suteikti galimybę visiems ir iš net skirtingų kampelių. Ir tie, kurie užsiregistruoja pirmi, dėja ar nedėja turbūt, jau kaip jūs galite pagalvoti, turi teisę dalyvauti jaunimo savanoriškoje tarnyboje pagal tų vietų skaičių savivaldybėje. Nes kiekviena savivaldybė vėlgi turime limitus, kiek galime vienu ar kitu metu jų priimti. Tai būtent po to, kai jau rastas yra tas savanoris ir susirado savo vietą, tai ta būtent akredituota ASVO ir akredituota PO organizacija sukuria bendrą mečą, susitinka su savanoriu ir pasirašo tą trišalę sutartį. Na ir po jos tik tada jaunuolis tampa savanoris. Tai tokia tikrai sistema yra vietoje, bet norėjusi irgi jūs supažininti, jeigu tikrai svarstyti tiesiog prisijungti į mūsų tokią didelę bendruomenę. Čia yra nuoroda į ten, kur galite pasižiūrėti, kokios organizacijos jau egzistuoja ir jau yra akredituotos organizacijos jaunimo savanoriškai tarnybai. Aš tikiu, kad skaidrėmis bus pasidalintas su jumis, vienu ar kitu atžvilgiu tai bus tikrai gal lengviau pamatyti. Bet kokiu atveju, jeigu įvestumėte priimančios organizacijos jaunimo reikalų agentūrą arba JOTRA, tikrai galėsite rasti būtent nuorodas į ten. Tai tenais galite pažiūrėti, kokios egzistuoja tos organizacijos. Tikiu, kad ir čia turime jau akredituotą organizacijų, kurios papasakos toliau, bet ten galite matyti bendrą ir Lietuvos vaizdą, ir savo savivaldybės vaizdą. Tai iš tikrųjų daugiau ar mažiau tiek labai noriu palikti savo kontaktus čia, kadangi palieku ir savo, ir kolegės. Tai mano kolegė Justina, kuri yra JTST po akreditacijos, yra būtent tas žmogus, kuris konsultuoja tų akreditacijų atžvilgių, bet jeigu kyla klausimų kažkokių apie pačią programą, tikrai galite skambinti ir rašyti man. Ir aš norėčiau panaudoti šitą laiką, kad galbūt yra kažkokių klausimų arba net ir pastebėjimų iš jūsų praktikos, kuriuos galbūt norėtumėte užduoti ir man. Taip, matau. Taip, priimančios organizacijos gali visada akredituotis ištisus metus. Tai nėra kažkokio kvietimo, tai pastovus procesas vykstantis. Prašom. Taip, gal dar turėtume. Ačiū. Ačiū labai Vilijai ir kadangi Vilija jau padarė įžangą į tai, kas bus sekantis ir paskutinysis mūsų pranešimas šiandien, tai labai kviečiu Eičių bendruomenės pirmininką Simą Gaidelionį ir savanorius Joną Grigaitį ir Klaudiją Povilaitytę papasakoti apie savo patirtį. O kol Eičiai ateis iki čia, tai Eičiai irgi viena iš tų bendruomenių, kurie bent jau apie save, kai rašo, irgi sako, vieną idėją kopijavome nuo kitos Lietuvos galios iniciatyvos, jeigu aš nemeluoju, nuo Tulpekėmio iniciatyvos užimtumo namų, teisingai. Tai už tai čia vienas iš tų pavyzdžių, kur kopijuoti pasididžiavimo. Prašom. Dėkui labai. Labą dieną. Reikia išmokti, nedažnai tenka tokie dalykai. Esu Simas Gaidelionis iš Eičių bendruomenės Karšuva. Ir
vat, galvojau apie savanorystę apie visų pranešimų metu, kas yra ta savanorystė ir man šiuo metu labiausiai turbūt toptelėjo tai, kad savanorystė yra tai savo noru darau pokytį. Ir aš tuo vadovaujasi ir taip aš dirbu Eičių bendruomenėje ir taip aš atsiradau ir veikiam kartu su bendruomenė. Tai 2019 metais aš pradėjau pirmininkauti ir iš karto pamatėm, kad vienintelis dalykas, ko Eičių bendruomenėje trūksta, tai užimtumo vaikams. Ir mes įkūrėme, akreditavomės, įkūrėme vaikų dienos centrą. Ir tame vaikų dienos centre nesilankė jaunuoliai, nes lėlytės ir mašinytės jiems neįdomu. Todėl mes dirbome ir sužinoję daugiau apie jaunimo rėmimo programas, susikviečiau jaunuolius ir pradėjau su jais šnekėti, ko jie labiau norėtų, kas juos domintų ir taip toliau. Ir jie išreiškė savo norus ir mes pradėjome atidarinėti jų jaunimo laisvalaikio erdvę, sakykime, kur jie galėtų rinktis ir leisti laiką, jie daugiau pasakos patys. Tai buvo mano pradžia, kur aš juos pasikviečiau ir leidau jiems patiems kurti tai, ką jie nori, tik tai pasirašydamas ant popierio, ką jie prisirašo. Po pusės metų veiklos mus pastebėjo mūsų regione, būtent kur buvo pranešėja, mūsų regione veikianti SVO. Ir jie norėjo su mumis pradėti bendradarbiauti. Ir mes pradėjome jungti mūsų bendras veiklas, jie pradėjo atvykti pas mus, tai yra Tauragės jaunimo erdvė. Ir mes važiuodavom pas juos į svečius ir gaudavosi taip, kad man nežinant, jie su mano jaunuoliais susitarė apie savanorystę, jie pateikė prašymus ir įtraukė Eičių bendruomenę kaip organizaciją, kur jie nori atvykti, bet aš nebuvau akredituotas. Tai mane tik supažindino, kad tu dabar turi labai mažai laiko susitvarkyti. Tai čia tas kitas variantas, kur kitaip veikia. Tai, žodžiu, 2021 vasarą aš tą susitvarkiau ir priėmiau pirmuosius savanorius, Klaudiją ir Joną. Ir mes pradėjome veikti. Tai jie ir taip jau veikia, tik dabar tai buvo oficialu. Jie tas valandas rašėsi ir kūrėsi savo ir tapo visų jaunuolių, kurie pas mus renkasi, kurie būna lyderiais, o mūsų pati bendruomenė turėjo daug visokių kitų veiklų, kurias mes darydavom. Tai mes tais pačiais metais perėmėm bibliotekos paslaugas savo kaime, taip pat perėmėm kultūros renginių organizavimo paslaugas ir kūrėme socialinį verslą. Tai būtent, kur minėjo kanclerė Tulpiakemio kopija. Tai buvo iki Lietuvos galios, bet mes netgi tuo pačiu momentu pretendavome į tą pačią statulėlę kartu ir aš labai džiaugiausi, kai, ta prasme, kūrėjai gavo ją, nes tai buvo tikrai labai šaunu ir aš labai džiaugiausi. Ir socialinis verslas taip pat įtraukė ir mūsų jaunuolis, kurie taip pat dirbo jame, dar ir virš to, ką savanoriavo. Daugiau, ką savanoriai veikia, tai papasakos jie patys. Čia irgi savanorystės dalis, mokintis, pristatyti. Sveiki visi dar kartą, tai norėčiau iš pradžių pradėti aplamai kalbėti, kaip prasidėjo ta visa savanorystė ir koks buvo kelias iki jos. Tai, kaip žinoma, buvo pandemija, kuris skaudžiai palėtė kiekvieną iš mūsų, ypač jaunimą, trūko bendravimo, mokyklai teko užsidaryti, nuotolinės pamokos, visiškas užsidarimas namuose. Ir tuo metu atėjo tokia kaip ir naujiena, dar negirdėta,
Savanorystė. Aišku, kad mes norim labai, nes esam uždaryti ir trūksta veiklos. Bei norim padėti savo bendruomenį. Taigi, įsitraukę, susitvarkę visus reikalus, Simas susitvarkė akreditaciją, viskas pavyko ir sugalvojome įsikurti jaunimo kambarį, jog turėtume vietą, kurioje galėtume veikti, kadangi praeita vieta, kuri buvo, jinai buvo senoviška, net restauruota ir norėjome susikurti individualią, kaip mums patiktų ir kaip mes norėtume. Tuomet galvojame išvykas įvairias, tai aplankėme 13 bokštų Lietuvos apžvalgos po įvairius miestus. Taip pat nevykome, o ėjome į naktinį žygį, kartu susiplanavę jį. Su Vaikų dienos centru rengėme visokias veiklas, sporto, taip pat vyko pokalbiai be tabu ir toliau gal pratęs Jonas. Biškai atsiprašau, nes biškai šiek tiek jaudinos. Ir aš norėčiau pakalbėti apie socialinį verslą, kur mūsų bendruomeniai įsteigėm, susibūrė kartu su jaunimu, nes... Sivai, pereik, aš negaliu. Praktika prieš 11 ir 12 klasės lietuvių kalbos kalbėjimą. Gerai, nieko, viskas tvarkoja, Jonai, nesijaudink. Žodžiu, mūsų, kadangi turėjom daug veiklų, biblioteką, kultūrą, Vaikų dienos centrą, jaunimo erdvę, kur jie patys veikė ir socialinį verslą, tai tos 2 valandos tai buvo palyginus nieko, veikiant kiekvieną dieną, savaitgaliais, vakarais ir taip toliau. Jiem ten kambarį iš vis, būtent ir tą jie dar padėjo atvežė dailininkų, menininkų, kurie padėjo išpildyti jų ten paveikslus. Turbūt, jeigu greit nubėgčiau atgal, matosi klasė, kokia buvo prieš tai ir erdvė, kurią jie patys susikūrė. Tai jie veikia, jie darė ir pilnai išpildė ir jie buvo ne vieninteliai, Jonas labai aktyviai dirbo ir toliau skatindavos ir motyvuodamos mūsų kaime jaunuolius, nors mes turėjom tuo momentu pagal amžiaus cenzą, sakykime, tinkančių tik tai 12, tai 6 bandė. Tai ta prasme didelė dalis tikrai reikalavimai griežti, ne visi praėjo. Tai daugiau aš galėčiau papasakoti tai, kad pristatyti mūsų bendruomenę, ką mes šiaip veikiam, nes savanorystė, tai turbūt visi bendruomenės pirmininkai sutiks, kad mes dirbam savanoriškai ir mes tą darom. Retas, kuris ateinam iki socialinio verslo ir gaunam už tai atlygį, arba netgi labiau, kad ką uždirbam, jeigu tai yra koks nors pelnas, daugiau investuojam atgal į veiklas, į žmonių subūrimą tam, kad augti, didėti ir stiprinti. Taip pat viena iš iniciatyvų buvo, kur Jonas nepaminėjo, tai Jono idėja buvo, kaime turėjom apleistų sodą su daug obelų, surinkom obuolius, išspaudėm sultis, pardavinėjom, mūsų Tauragės meras irgi įsigijo. Tai surinktas lėšas jie skyrė savo išvykoms, ekskursijoms ir kitoms pramogoms, ką jie patys susigalvoja, jie pilnai valdo. Aš tik tai tas žmogus, kuris kuruoju ir pildau. Tai dabar turbūt paleisiu vaizdelį tiesiog apie mus.
Bičių bendruomenė Karšuva sugalvojo daryti socialinį verslą iš atsiradusių ir kilusių įvairių problemų ir ieškant tom problemom sprendimo būdų. Mažėja užimtumas, nėra darbo, žmonės išvažiuoja į miestus, mažėja gyventojų skaičius, užsidarinėja darželiai, mokyklos ir įvairios paslaugos, tai norėjom kažkokiu būdu atgaivinti gyvenvietę ir suteikti galimybę dirbti vietoje. Pamatėm, kad dar trūksta ir vaikų užimtumo pamokų. Taip atsirado vaikų dienos centras. Vaikų turime tikrai pakankamai daug. Kartu su jaunimo kambariu lanko apie 30 vaikų, kas yra tikrai ganėtinai daug mūsų kaimui. Vykdom visokias meninės, kūrybinės veiklas, edukacinės. Labai mėgsta kulinarinės veiklas. Vaikai kaip patys gali kepti, gaminti, blynus kepa. Kokteilius sveikuoliškus, va dabar kai vasara, pilna uogų visokiausių. Šią vasarą mes įsirengėm mini pliažą savo vaikams, turime baseinus, tai jie labai nori patys prie to prisidėjo, visi kartu bendrom jėgom jį ir įsiruošėm. Pamatėm, kad vaikų dienos centre nesilanko paaugliai ir vyresni, nes jiems su mašinytėm ir lelytėm neįdomu žaisti. Atidarėm, įkūrėm jaunimo užimtumo arba laisvalaikio kambarį, kur jie praleidžia savo laisvalaikį ir vykdo įvairias veiklas. Tiesiog čia ta žmonės ir aplinka tokia jauki, smagi. Tai mes dirbam tiesiog su juo, taip be nesikankindami, priverstinumo. Savo norų. Taip padedam Simui, kai reikia, projektus rašom, keliaujam po Lietuvą su Simu. Turim tikrai nemažą jaunimo, kaip kaime palyginant, nes aplinkui kaimų tikrai tiek nėra jaunimo kaip čia. Ir va, daug kas sportuoja, bet tik nėra tam tikros vietos. Va dabar kaip tik rašė projektą sporto salė. Tai mes tikim, kad mūsų kaimo salė bus sutvarkyta, kad jaunimas galėtų sportuoti ir vyresnių amžiaus asmenys. Neužtenka tos vienos darbo vietos, norėjom didinti kitų gyventojų įtraukimą į užimtumą. Atsiliepė viena įmonė, Siuvykla, ir jos pasiūlė, kad ją domina petnišų suvėrimo, sukomplektavimo paslauga. Jie turi tokią operaciją. Tas įsidarbinimas nėra toks tiesiogis, jis yra pagrįstas verslo liudijimais, todėl kad dirba tas, kas gali. Mes Elkai darome šleikas. Turim 62 cm jaunimas, kur sukarpam mum juosteles. Mes uždedam galiukus 2, uždedam vidurėlį, dar galiukus, sudedam į maišelį, supakuojam ir į didelius maišus po 100 turim supakuoti ir priduodam, ir bendruomenės pirmininkas nuveža. Ir kaip senjorai, va, mes prisidurim prie pensijas dar. Gimė idėja paslaugos į namus. Pastebėjom, kad tikrai jos yra reikalingos vietos gyventojams, tos paslaugos buvo įvairiausias ir žmonės vežėm į didžiuosius miestus operacijom, sakykime, su regėjimo negale, su psichinė negale. Ir būdavo tokių paprastų, kur tiesiog apipirkti maisto. Turiu labai gerų kaimynų, labai gerų, čia kai tas stuburas susilaužusi buvau. Va, Adakauskai padėjo, dabar pasitvarkau, pati žinau tą. Jo, žinai, kai parvažiavau iš ligoninės, būdnuktė savaitę, o paskui, žinai, nei kambarius galėjau pasiplauti, dabar jau pasiplauju. Kitą metą gal stipresnį būsiu, nežinau, kaip bus. Nu, tai va, tai taip, gal nesulauksiu, jau 80 metų esu. Tauragės rajono savivaldybė pamatė, kad mums sekasi visai neblogai ir pasiūlė mum, o mes, aišku, sutikom, perimti bibliotekos paslaugas ir kultūros renginių organizavimo paslaugas. Mūsų biblioteka visų pirma nėra tiesiog biblioteka. Mes ten užsiimam įvairiom terapijom. Pradedant nuo fizinės terapijos, baigiant emocinę. Ir buvo tas tikslas, kad ne tiesiog ateiti
ir išduoti žmogui knygą, bet kad ta biblioteka taptų traukos centru viskam. Tau ateiti, pasakyti, kas tau negerai, kaip tau galėtumėm padėti ir visos tos tokios paslaugos, žemiškos paslaugos, kurių mūsų gyvenvietėje, šiam kaime tikrai nėra ir ne kiekvienas gali savo tą leisti. Patinka mūsų kaimo žmonėm liaudės šokiai, darom vakaronės kiekvieną rudenį, susirenka. Po rudens darbų rudenį vyksta vakaronės irgi. Kartu su jaunimu, nes mėgsta parungtiniauti su savo tėveliais, kaimynais, jiem kažkaip užkibė yra tas. Noriai eina į renginius, ypač dar kai gauna pakvietimus, kad tikrai bus, dar pasikviečiam kitų kolektyvų, kad atvažiuotų, ne vis tik mes patys koncertuojam. Bendruomenės nariai patys nusprendžia, kokias darbo valandos, kokius renginius ir kada mes darom, kaip mes darom, ką mes darom. Ta prasme, bendruomenė yra įtraukta į visas veiklas ir tik tai darbuotojas jau vykdo palei norus arba suplanavimą. Dėkui visiems, nebent klausimų, šiaip tai iš jaudulio norim prisėsti. Sakykit. Taip. Bibliotekininkas taip pat yra dirba savanoriškais pagrindais? Bibliotekininkas nėra savanoriškais pagrindais. Visi darbuotojai plius minus dirba pagal darbo sutartis. Ta prasme, būtent socialinio verslo tai yra paremta verslo liudijimais, nes ne visą laiką ne vienodo dydžio užsakymus turim, tai ta prasme, kokių gaunam. Kultūra, biblioteka, vaikų dienos centras turi būti pagal darbo sutartis, nes netgi, kad ir bendradarbiaujam, tos įstaigos vis tiek tvirtina tuos darbuotojus, kad jie būtų atitinkamų kompetencijų ir taip toliau. Ačiū. Į svečius galima? Žinom. Vasara bus atidarytas. Jūs kalbėjote apie edukacijas, o jūs, pavyzdžiui, mokyklas kviečiat iš kitų miestų į tas edukacijas, daro tenai vietoj? Ar tik tai jūsų bendruomenės tik tai edukacijos? Mes bandome edukacijas, ta prasme, įtraukti tuos savuosius ir dar patys mokomės. Tokio kažko labai specifiko. Nors šiaip mūsų bibliotekos darbuotoja, mano žmona, tarp kitko. Tai jin atrado ir jai labai patinka tas makramė pinimas ir taip toliau, tai jin vyksta. Jin vyksta su tuo pinimu ir moko kitus. Taip. Kam tau reikalinga ta savanorystė, ką tu iš to gauni? Jis jau gavo ir baigė. Aš jau savanorystę baigiau prieš porą metų, bet gauni, tu išmoksti su kitais žmonėms bendrauti, tu išmoksti jaunimą burti ir su juo dirbti. Ir ką dabar? Tas jaudulys išmuša iš vėžinių. Save realizuoti. Ačiū labai. Tai ačiū labai dar kartą Simui, Klaudijai ir Jonui. Ir šitą nuostabę gaidą mes baigiam šiandienos renginį. Mes tokių renginių stengiamės Lietuvos galių daryti bent 2 kartus per metus, tas pavasarį prieš sėją ir rudenį derliui nuėmus.
kad galėtumėm pasidalinti savo patirtimis, ką mes nuveikėme, kuo gyvename ir tikrai vėl rudenį kviesime į tą susibūrimą ir pakeliui, aišku, tikime susimatyti pas jūs, kadangi ne kartą iš jūsų esam sulaukę tokių, ar jūs kada nors galite atvažiuoti ir panašiai, tai mes paprastai per metus apie 30-40 įvairių iniciatyvų aplankom, kai tik turim galimybę. Austė jums tikrai persius elektroniniu būdu paklausimą, kad jūs dalintumėte savo įvykiais, kad dalintumėte savo įvykiais su kitom bendruomenėm ir kitom iniciatyvom, kad vieni pas kitus galėtumėm važiuoti į svečius ir vykti. Lygiai taip pat, jeigu mus norite pasikviesti kažkokius savo svarbius renginius ar svarbes veiklas, tai irgi duokite žinoti, jeigu mes tik tai turime galimybę irgi atvykstame ir apsilankome. O visus laiškus ir su jumis bendrauja tiesiai tas darbininkų darbininkas yra Austė, tai dar kartą ačiū Austė. Ir visą laiką norisi tą veidą susijęti su laiškais ir telefono skambučiais, kuriuos gaunate. Ačiū dar kartą, kad pas mus atvykot, kad esat su mumis, kad tikit tuo, ką mes darom. Mes tikrai labai tikim tuo, ką darot jūs. Tai ačiū ir saugios kelionės namo.